ką daryti, jei nežinai, kuom pakeisti rūkymą. Jei esu metęs ne kartą ir niekaip nežinau, kas pakeistų šitą pramogą. Viską išbandžiau, sportą, valgymą ir viskas nuobodu ir monotoniška. Mano pastebėjimai rodo, kad atsisakius rūkymo, atsisakius kitų žalingų įpročių, išsilaisvina labai daug energijos. Tiesiog realiai atsiranda daug daugiau energijos. Tai mano rekomendacija jums, arba aplamai metus, arba atsisakius kažkokio įpročio, tai sutelkti dėmesį ir tą energiją į savo tikslų, norų, siekių, sakykime, svajonių įgyvendinimą. Kiekvienas įgyvendintas noras ir siekis suteiks džiaugsmo, kažkokios tai prasmės, realizacijos ir tai nebus nuobodu, kadangi užtrunka laiko įgyvendinti tą norą, eini per tam tikrus procesus, kažką tais naujo pamatai, ateina įkvėpimai ir taip toliau. Dėl to rekomenduočiau sutelkti dėmesį į tikslus, jų pasiekimas visą laiką įkvėps naujiems žygiams, naujiems nuotykiams, todėl rekomendacija būtų tokia. Aš pasirinkau sutelkti dėmesį į tuos dalykus, o pakeliui atsiranda ir papildomos pramogos, atsiranda papildomi žmonės, draugai, veiklos ir taip toliau. Tai mano rekomendacija būtų tokia.